Žinote, kas geriau už vieną gerą naujieną? Ogi dvi geros naujienos. Bet šiandien čia aš, Lukas iš Apple autorizuotos parduotuvės iStore, dvi Apple naujienas ir apžvelgsiu. Gerai, einam prie esmės. Turime du naujausius iPad. Tai iPad Air su M3 bei iPad su A16 lustais. Du skirtingi, bet vienodai įspūdingi modeliai. Itin plonas, lengvas ir su rimtomis galimybėmis. Taip apibūdinti galima abu modelius. Mano rankose lengvas ir dangiškai greitas 13 colių iPad Air su M3 lustu. Esate išraiškinga asmenybė, tuomet tikrai išsirinksite savo tinkamiausią spalvą. Filmai, nuotraukos, žaidimai ir projektai ekrane atrodys itin ryškiai bei kontrastingai, bet kokiamis apšvietimo sąlygomis. Bet vis tiek, svarbiausia tai, kas slepiasi po kapotu. O ten M3 procesorius. Tai reiškia, kad vienu metu keliomis iPadOS programomis dirbsite kaip per sviestą. Montuokite video, kurkite 3D projektus ar mėgaukitės įdomiausiais žaidimais. Per visur tiesiog skriesite. Beje, jei esate iš tų, kurie su draugais mieliau bendrauja vaizdo skambučiais nei žinutėmis, tai Center Stage kamera visada išlaikys jūs kadre, kad ir kokiame judesybė būtumėte. Atrakinti iPad bus paprasta ir saugu su Touch ID, o jungtis, kaip visuomet, bus praplečiančios jūsų galimybės. O kad būtų dar patogiau, Magic Keyboard pavers iPad Air beveik pilnaverčių nešiojamų kompiuterių, o Apple Pencil Pro jūsų idėjas pavers kūrybišką realybę. Ir tiek daug su visą dieną veikiančia baterija. Ir produktyviems projektams dienos metu, ir produktyviam laisvalaikiui vakare. Nes žinot, kaip aš sakau, jau ką, bet balansą gyvenime reikia išlaikyti visada. O ką gali naujasis iPad su A16 lustu? Tai greita, galinga ir prieinama iPad planšetė, kuri puikiai tinka kasdieniams darbams, mokslams ir pramogoms. Skriekite tarp iPadOS programų, įdomiausių filmų ir žaidimų. Ir taip, kiekvieną kartą. Šiame iPad taip pat rasite ir minėtąją kamerą su Center Stage technologija ir Touch ID mygtuką. Tai tikrai universalus iPad. O jei reikės patogumo, Apple Pencil ir Magic Keyboard Folio tuo pasirūpins puikiausiai. Tautiečiai, džiugu priminti, kad su visais iPad su iPadOS 18 galite naudotis lietuvių kalba. Tad nesikuklinkime ir pasidžiaugkime, kad lietuviais esame mes gimę. Taigi, kuris iPad jums labiau tinka? Greitas ir galingas iPad Air su M3 ar universalus iPad su A16 procesoriumi? Kad ir kurį nuspręsite pasirinkti, abu iPad bus pasiruošę viskam. Naujausius iPad jau galite įsigyti iStore svetainėje. Ačiū, kad žiūrėjote.